Sveiki visi, šiandien servise 007 savaitės pabaigai dar vienas klientas iš Vilniaus atvyko į servisą 007 Landirenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvės iš Vilniaus ir be abejonės su Subaru Outback 2017 berods metų modelis, 3,6 litro variklis, opozitinis po 3 cilindrus kiekvienoje pusėje, na ir jam be abejonės, kaip ir jau paminėjau, sumontuota yra Landirenzo dujinė įranga. Labai trumpai apie pačius komponentus, taip pat valdymo blokas yra štai čia, lengvai prieinamas, aliuminio korpusas, aušinamas, stengiamės padėti taip, kad kiek įmanoma mažiau trukdytų kitiems komponentams variklio skyriuje. Čia mes jį nesunkiai galime atjungti, prieiti prie saugiklių, jokių problemų, plius aušinasi gerai, nėra karšta vieta, puikiai visi laidų išėjimai, tikrai niekam netrukdo. Dujinis reduktorius Landirenzo LI10 Turbo Oversize arba Supermoderato versija, pati galingiausia versija yra sumontuota štai šitame kampe. Dujinius purkštukus turim po 3 kiekvienoje variklio pusėje, yra sumontuoti Landirenzo EBA plus dujiniai purkštukai. Padidinto pralaidumo bei skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas OMB BFC yra sumontuotas. Dujinės įrangos saugiklis taipogi prieinamas, matomas, tech apžiūros metu bus galima jį parodyti, pademonstruoti. Na ir visi darbai, kaip visada, pas mus servise yra atliekami pagal gamintojo specifiką. Tai reiškia, kad yra naudojamos kokybiškiausios šiai dienai prieinamos rinkoje medžiagos. Tai turim specialias apsauginės gofras, spyruoklinės sąvaržas, bronzinės jungtis. Stengiamės komponentus dėti maksimaliai kokybiškus dėl to, kad tų problemų nenorim nei mes ir esam tikri, kad nenori jų ir klientai. Tai visą vėlgi dujinės įrangos laidyną taipogi adaptuojame variklio skyriui šitam būtent. Vadinasi, pritaikome jų ilgius, laidus sugrupuojame, įvelkame į apsauginės gofras, tas gofras izoliuojame. Lygiai taip pat yra laidai padaryti originaliai Subaru variklio skyriuje, tai stengiamės, kad visas tas montavimas būtų kiek įmanoma artimesnis tokiam gamykliniam vaizdui, kad visi mūsų montuojami komponentai kiek įmanoma mažiau trukdytų einamiems variklio, sakykime, eksploatavimo kažkokiam darbam ir panašiai. Tai visą tai stengiamės įvertinti ir priimti tinkamiausius sprendimus variklio skyriui. Tai apie patį variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtukas yra montuojamas štai šitoje vietoje. Yra kliento pageidavimo vieta, bet iš tikrųjų labai patogi ir gera vieta. Tikrai puikiai matosi ir prieinama gerai. Dujų balionas atsarginio rato vietoje sumontuotas Bormech gamintoje, tai yra kokybiškas gamintojas, 82 litrai. Puikiausiai užsidaro, lygiai gražiai susideda, dugnas lygus, tvarkingai atsistoja. Dujų pildymą padarom prie benzino užpilimo vietos, įdedam pastangų tam, kad jį turėtume būtent tokį. Vadinasi, mes dangtelę atidarę, iš karto galim jungti ir pilti dujas prisijungę pistoletą. Jeigu norim, mes galim atsisukti pildymą ir piltis benziną. Nieko mums nereikia daugiau čia prisukinėti, atsukinėti. Labai tokia patogi, kaip aš sakau, versija. Viskas gražiai pasidaro, pasislepia. Tiesiog puiku, patogu ir paprasta. Tai tiek apie Landirenzo dujinės įrangos montavimą į Subaru Outback modelius. Jeigu kažką panašaus ar vairuojate, ar planuojate įsigyti, turėkite omeny, kad kokybišką sprendimą mes drąsiai galim pasiūlyti. Ačiū.